Digitalinė. Kartą atėjau pas gydytoją dėl pilnapadystės. Jis liepė man nusimti kelnes. Sveiki atvykę į naują negirdėtų epizodą ir mes vėl pasikeitėm setą. Ir greičiausiai kitą kartą vėl būsim su vėl kitu setu. 100%. 100% visi kitų. Mes tiesiog dar ieškom savęs. Vietos labiau, nes savęs. Labiau vietos. Šiandienos tema yra medicinos gydytojų ir visokių vizitų pas gydytojus apsilankimų tema. Taip. Labai ilgas sakinys buvo. Gydytojų istorijos, jeigu paprašiau. Taip. Čia va dėl to mes ir darom vyras ir moteris šito podcast'o. Tai galim perėti prie Nes šitą setą padaryti užtrukom 1,5 valandos. Dabar yra 10:11. 10:11. Gerai, kad niekam nereikia daryti. Aš būčiau užkart daręs. Bet parašykit komentaruose, kad augaliukai prideda žavesio. Maldauju. Nu, pridėt. Prideda. Bet aš tai nebūčiau ieškojęs. Gerai, galim perėti prie jūsų istorijų. Jo, iš karto negaišti. Ne, tai reikia ne prie jų, prie mūsų. Prie mūsų istorijų. Tu turi istoriją? Šiaip nelabai. Nelabai, jeigu tą... Aš siūlau perėti prie mūsų istorijų, bet mes neturime. Tos neleidot pasakot, aš pats savo neleidau, tai neturiu. Jo, Šileika turi labai gerą gydytojo istoriją, bet jam neleido niekas jos pasakoti. Jo, normalūs, protingi, vyresni žmonės neleido man jos pasakoti. Aš skatinau pasakoti. Kiti neleido, tai dėl to ir neturim. Mano istorija... Smirdi? Ne, dar ne, bet kažkada pradėsiu smirdėti. Yra potencialas smirdėti. Čia yra baisiai karšta, kokį plus 30. Šitą maikę nešioju savaitę jau. Vieną maikę darbo savaitės. Mano istorija visi yra girdėję. Aš esu pasakai su pan maikė šitą istoriją. Kaip nuėjau pas dantistą. Ir mano dantistas neturėjo vietos manęs priimti ir sako, užrašysiu pas kolegę, Aureliją. Ir sakau, viskas okei, man žiauriai skauda dantį, aš ateisiu. Ir aš atėjau ir mane priima dantistą Aurelija, žiauriai faina moteris. Žiauriai faina, jinai ten su manim draugiška, jinai visai klausė, kaip aš jaučiuos, davė man paskatinimus ir panašiai. Ir mano burna buvo pilna šitų visų vamzdžių ir įrankių ir aš jaučiu, kad mane biški pykino. Ir aš galvoju, aš palauks, aš ištversiu, kas aš nebahūras, kad neištverčiau ir neapsivemčiau. Aš dantistai suvaizduoju su šitai sakiniai. Visada. Šie dantista akiniai yra. Akiniai? Akiniai. Kempinė. What? Kempinė. Jūs čia šnekėtas apie kempinę, jis iš manęs tyčias visą savaitę, kad aš kempinę sakau kempinę. Tu irgi sakai kempinę? Sakau kempinę. Nu, kempinė. Tai aišku, kad visi normalūs žmonės sako kempinė. Kempinė? Kempinė. Man tai skamba, kaip tipo jie išsipisinėja, kaip žinių vedėjai, tipo, kempinė. Tai va, nuėjau pas Aureliją ir mane pykina. Tu gali paklausyti mano istorijos. Ir mane pykina. Ir aš galvoju, aš ištversiu. Ir aš jaučiu paskui, kad jau baiginėja man kaip pritvarkytą dantį, dar liko kokį 10-15 minučių. Ir aš jaučiu, kad aš negaliu laikyti savį, kad vėmalai nėra kaip bet kas kitas tu negali sulaikyti. Nu, tu mažai ką gali laikyti savį. Ir myžalus mažai gali laikyti. Šiaip jo, myžalus aš žinau, kad tikrai mažai galiu laikyti. Aš tik šūdų negaliu laikyti. Jo. Kaip pagal jo. Ir, žodžiu, aš visa pilna vamzdžių burna ir aš sakau, oi. Ir sako, ką? Ir sakau, labai bloga. Ir man išėmė visus vamzdžius greitai. Ir liko dar ant danties uždėta tokia guminė medžiaga, kur tipo, kad apsaugot kitus dantis, tai šitos neišėmė. Ir aš tiesiog vėmiau tą mažytę kriuklytę pas dantistą kabinete. Ir aš... Kur rankos netep nusiplaudžinai. Jo, aš privėmiau pilną kriauklę. Kaip pirštus, kur... Jo, aš visą kriauklę privėmiau. Ir ten ne tai, kad buvo tiesiog, tipo, vėmalai, kur net skirsi, kas yra. Ten tu puikiai galėjai suprasti, ką aš valgiau tą rytą. Ir aš valgiau sriubą daržovių su morkytam. Ir kažkodėl morkos, blet, nesivirškina niekada. Morkos visą laiką būna, kročia. Ir... privėmiau tą kriuklytę ir aš pradėjau žiauriai verkti iš karto. Mano pirminė reakcija buvo, kad aš verkiu. Ir aš sakau, aš labai atsiprašau. Ir aš buvau su balta maikė ir ant tos baltos maikės biškai užvėmiau. Ir aš su apėm tą baltą maikę verkiu, apsivėmus ir atsiprašinėjau. Ir kiek čia tau metų buvo? Dabar man 24, tai tuo metu buvo... Arba 23, arba 24. Okay, tai čia prieš metus laiko maždaug. Tame tarpe. Jo, tai tu kaip mažas vaikas žlimbėjai apsiverkiai ir apsiverkiai. Taip, aš atrodžiau. 24 metų. Aš taip atrodžiau. Ir aš verkiu atsiprašinėjau. Ir tuo metu, kai aš verkiu atsiprašinėjau, seselė iš šono
girdžiu, kaip jinai sako, o, blet! Ir aš pirmą kartą išgirdau, kaip gydytoja nusikeikė. Eik tu nahu, kiek vėmalų, blet! Ir aš tada supratau, kad, žodžiu, vidury vizito mums iškilo problema, nes nebuvo vandens toj kėdėjai. Ir paskui tas vanduo, kai aš privėmiau į tą kriauklę, vanduo atsirado ir jis pradėjo bėgti tą mažytę kriauklytę. Ir kadangi toj mažytė kriauklytė buvo dahoje vėmalų, jinai užsikimšo ir pradėjo viskas per viršų bėgti. Ir viskas bėga tiesiog vėmalai mano per viršų dabar šiuo metu kabinete. Jo, ir tai aš mačiau, kad gydytojom buvo žiauriai šlykšta. Ir tai gydytojai dar reikėjo ištraukti tą, atsimenat, kai sakiau apie tą gumą ant dančio, jai dar reikėjo tą gumą ištraukti prieš tipo kažką vėl darant. Ir jinai traukė tą gumą ir jinai užsidėjus buvo tą kaukę ir aš matau iš jos akių, kad jos veidas toks pasišlikštėjęs. Nu, čia suprantama yra. Jo, ir čia iš daktarės tikrai suprantam. Jo, ir tada aš labai atsiprašinėjau, jinai sako, viskas gerai, taip toliau, ir jinai dar dabaigė tvarkytą dantį ir aš norėjau tiesiog teleportuotis iš tos vietos. Ir juokingiausiai, kas buvo, kad po to vizito man parašė mano gydytojas, kuris rekomendavo savo kolegę ir aš turiu čiatą. Aš po šito vizito aš iš karto užsirašiau sekančiam. Nes taip darau visą laiką ir aš žinau, kad aš nebeisiu tą sekantį vizitą, nes man per daug gėda buvo. Ir man tada rašo mano gydytojas, kad sveiki, tipo primenu, kad lauksim jūsų rytoj sekančiam vizitui. Ir aš rašau, ne, turėsiu išvažiuoti, grįžus paskambinsiu dėl perkelimo. Aš puikiai žinau, kad aš niekur neskambinsiu. Ir tas gydytojas man rašo, kai skambinsite, rašykitės kol kas pas mane. Kaip sekėsi su Aurelija? Liktai tu kurva, nežinai, kaip man sekės pas Aureliją. Liktai vis nešnekė. Jis norėjo dar gauti informacijos. Aš garantuoju, kad jie visi kitą rytą susitiko į tą gydytojų čiatą, jaučiu rašo, jūs primetat kurva, pas mane apsivėmė tiesiog. Koks yra šitą gydytoją vardas? Neatsimenu. Nu, Valdas, sakykim, kur Aurelija paskui sakė, Valdai, tavo ta goda, blet. Man nuėmė visą kabinetą, nahui. Viskas per viršų krito. Daugiau iš tavęs aš, nahui, nenoriu nei vieną pacientą gauti. Tegul pas tave jinai kurva ir vem. Jo. Ir tada man perkelia tą vizitą. Ir žodžiu, čia buvo 23 metų Liepos 3. Tai jo, man buvo 23 tuo metu. Nu jo, nes tu kaip pasakai, aš galvau, tau čia yra 10-12 metų. Ne. Man bloga. Praeitais metais čia buvo. Ir tada... Tikrai gali kitaip handlinti šitą situaciją. Oi, visiškai. Ta prasme, aš nežinau, kodėl aš taip sureagavau. Gali nevemti, pavyzdžiui. Gali neverkti, kai apsivėmė. Gali neverkti. Man žiauri gėda, buvo aš tokias gėdas nesuturėjau, žinai, ir man iš tos gėdos aš verkiau tiesiog, nes galvau, čia pagerinsiu kažkaip, tipo, situaciją. Ir tada jis kaip parašė, kaip sekėsi su Aurelija, aš rašau. Nu. Gali tu perskaityti, ką aš atrašiau? Po vizito pas Aureliją dabar turiu gėdingiausią gyvenimo istoriją, nes vizito metu sugebėjau apsivemti. Ir tada palauk, stop, padaryk šitą pauzę. Aš tada, kai išsiunčiu šitą žinutę, aš galvoju taip, tipo, kažką jokelį numesti, kad pagyvint situaciją. Ir aš šitą išsiunčiau ir aš galvoju, dabar jaučiu galvos, kad Aurelija kažką pridirbo, tipo. Dabar apkaltinsiu Aureliją, tipo, kad aš apsivėmiau, kad čia nauja gydytoja, tipo, atėjo ir mane pravimdė. Ir aš norėjau dabar pasiaiškinti, kad čia ne Aurelijos kaltė yra. Ir sekančią žinutę išsiunčiau. Bet ne dėl jos kaltės. Ji žiauriai profesionaliai tvarkosi, aš ten pati kažko ne to užvalgius atėjau turbūt. Ir gydytojas atrašo? Aišku. Ir 2 taškis kliaustės. Jis tikrai, jis žinojo 100%. 100% žinojo, bet aš šitą situaciją handlinau blogiausiai kaip įmanoma, jaučiu buvo handlinti šitą situaciją. Nuo pat apsiverkimo, pavėmimo iki pat šitų čiatų viskas buvo tiesiog žiauriai blogai padaryta. Aš taip manau. Bet dabar aš gavau pamoką, kad sekantį kartą, jeigu vemsiu pas dantis, reaguosiu truputėlį kitaip. Šiaip aš turiu visokių, man daug lūžių yra buvę. Bet kad labai ten įsimintinų kažkokių neturiu istorijų. Jo. Yra tik buvę, kai lūžo alkūnė 6 metų. Alkūnė? Jo, alkūnė, čia visai išlūžus buvo, čia operaciją darė. Ir aš 12 metų apipisinėjau visą šeimą ir daktarus, kad aš tiesiog bėgdams nukritau ir lūžo. Bet aš iš tikrųjų iš medžių iškritau tiesiog. Jo. Buvo, ir gėda buvo pasakyti. Jo, buvo gėda pasakyti ir 12 metų laikiau šitą. Po šūlę, kai baigiau šūlę, pasakiau mamai, kad ne taip buvo.
Ką mama sakė? Nieko. Tai čia toks, tipo, blėt, koks skirtumas. Bet tu nešioji širdį. Bet nešioju Tau kaip buvo širdį, 18 metų, tu vis tiek galvoji, blėt. Jo, nes aš ir ten 15 galvoju, gal jau pasakyti. Ne, dar. Ne, dar laikys, dar laikys. nelaiks, dar nėra laiks. Aš dar prisiminiau vieną, šiandien pasakau kažkam, kad ėjau pas ginekologę ir pas, tipo, visiškai random užsirašiau iš kažkokias klinikas. Ir jinai mane priėmė žiauri, tokia šlykšti moteris, buvo žiauri, jinai tam po vienu žodį atsakinėjo. Ne, iš išvaizdos normali moteris, bet tokia atsakinėjo po vienu žodį, tokia grinai užsipisus nuo savo darbo, žinai, nemėgsta ten būti, matos, kad nori tiesiog namo prie teliko. Ir jinai mane grubiai labai apžiūrėjo, bet nei vieno žodžio nesakė, kol apžiūrinėjo. Nu, jo, tai viską, žinai, kiša ten tuos visus ten. Į pizdą? Jo. Ai. Jo, ir labai grubiai viską darė. Žiūrėk, čia tada. Nepasakysiu. Ir ta, kur tai buvo? Panašiai. Ir jinai mane apžiūrėjo visiškai tyloj, nieko nesako visą vizitą. Ir jinai pasisodino mane ir rimtų veidų prie stalo, sako, man tada buvo 19 metų. Ir jinai sako, o dabar jeigu, pavyzdžiui, jūs vaiko lauktumėtės, ar labai blogai būtų? Ir aš žiūriu ją, aš galvoju viskas man pizda. Dabar jinai mane apžiūrėjo, jaučia, pamatė, kad aš esu nešia ir dabar toj pasakys šitą žinią, žinai. Ir sako, ar labai blogai būtų. Ir aš sakau, nu jo, būtų žiauriai blogai. Ir aš jau galvoju, eik, aš neturiu pinigų, kaip čia dabar reikės tau išvalymo pasidaryti, jeigu reikia. Aš neturiu pinigų, aš 5 eurų piniginį neturiu, žinai, išvarymo. Ir aš sakau, jo, labai blogai būtų. Ir jinai sako, nu nes tipo, jūsų problemos viso šiaip, ką jūs dabar turite, tai susitvarkytų, jeigu tiesiog vaiką pasigimdytumėt. Tai tokį gavau patarimą iš gydytojos ir sumokėjau 7 eurų už vizitą. Už tokį patarimą. O pala, kokios tau problemos buvo? Man buvo maža krūjystė. Man buvo maža krūjystė. Ir jeigu turi vaiką, tau susitvarko kraujas. Jo, jeigu pasigimdai, tipo kažkaip tenais gali sumažinti, žinai, ir, nu, tipo, dingta problema. Jaučiu, nėra lygi, tipo, žinai, kiek tau problemų sukeltų, kur ir ką tau išspręstų, čia visiškai. Kur nuo mažo krūjystės, tu šiek tiek mėguistą, žinai, šiek tiek mėguistą, pavargsti greitai, balto odą, lūžinėje, nagai, plaukai, žinai, ten, nu, gali būti. Alpsti. Arba vaiką gali tiesiog pasigimdyti. Viskas, 18 metų tiesiog turėsi tik vaikų rūpintis ir sumažins galvos svaigimą. Galimai. Ir viskas gerai. Gerai, judam prie jūsų istorijų. Ne, aš tai dar turiu, žinau. Turi? Davai, sakyk, sorry. Čia buvo irgi ta pati alkūnė ir man čia buvo sukišti stripai tokie, kad laikyti tą kaulą, šitą sąnarį, tipo. Jo. Ir aš kai buvau, vaiks 7 metų, 6, nuėmė gipsą ir čia 2 stripai išlindė. Ir daktaras sako, aš tik pažiūrėsiu. Ir taip sureplė, matė, pyst ir ištraukė. Bet neskaudė. Neskaudėjo? Ne, neskaudė, tik toks ir viskas. Bet net neverkiau. Bet kai siūlus ėmė, tada verkiau. Jo, jis melavo. Jis melavo. Aš irgi dažnai šitą girdžiu, aš tik pažiūrėsiu. Nu, ir pyst ištraukė metalą tiesiog. Tiesiog metalą ištraukė. Tiesiog metalą iš rankos. Raktikuliai yra lūžę 3 kartus abudu. Ne po 3, bet tipo bendrai sudėjus. Aš nesu lūžę. Pala, tada kas dar pirštai visi? Visi? Jo, bet iš ten istorijų nėra. Riešai abudu. Irgi nieko. What the fuck? Tada... Kaip tu susilaužiai visus šitus, tipo, tiesiog vaikas būdamas? Jo. Okay. Alkūnė, raktikuliai, pirštai, riešai. Bet nebuvo tokių. Ir dar buvo kažkada vos kojos nenupjovė. Nes vaikystėje įsimetė bakteriją į kelią. Ir man žiauriai skaudėjo. Ir manim nieks netikėjo, kad man skauda. Tada nuvedė pas daktarą, sakė, yra bakterija, keli būtumėm nupjovę koją. Jo. Tai vos nenupjovė kojos. Nesenai šiaip sužinau dar visai. Wow. Kad būčiau be kojas buvęs. Kas gal būtų visai šiaip kietai. Kietai būtų, turėtum tą metalinę kietą koją. Jo. Bet komedija geriau negalėčiau. Nu, jo. Nes dabar. Tai. Man yra salmoneliozė dar buvus. Nu čia. Jo, tai šitą pasaką. Ir į ligoninę varai. O jo, aš guliau ligoninėj 3 kartus per metus dėl tos pačios salmoneliozės. Ir 3 kartą, kai atsiguliau, guliau visą mėnesį, birželio mėnesį, visą praguliau ligoninį. Tai tiesiog šūdus valgydavai jau. Ne, aš suvalgiau vienoj iš tinklinių restoranų, suvalgiau vištienos kepsnį. Čili pica, kankan pica. Gerai, žodžiu, suvalgiau vištienos kepsnį. Pica jazz irgi čilbybina.
Suvalgiau vištienos kepsnį ir tada pradėjau vemti viduriuoti tokiam temperatūrą, išvežė į ligonę. Ten lašelinę pastatė, išleido namo. Kitą mėnesį vėl lygiai tas pats, bet jau nieko nevalgiau tokio, lygiai tas pats, vėl išveža, vėl lašelinę, vėl paleidžia namo. Tada praeina, tai čia buvo sausio mėnuo, pirmas kartas, kai buvo taip, ta birželio mėnesį, man vėl lygiai tas pats trečią kartą, bet aš nieko nevalgau tokio, tipo, mane tiesiog išveža vėl. Bet čia nuo tinklinių restoranų. Vieno iš tinklinių restoranų, taip. Ir tada išveža mane vėl į ligonę ir tada sako, na, keičiau, nėra gerai, kad tu trečią kartą atvažiuoji. Ir tada mane paguldo į ligonę ir viską tikrina ir neranda, kas man yra. Tikrina kraują, mato, kad kraujyje yra bakterija. Tada ateina, kitą kartą man buvo 16 metų, ateina pas mane į palatą, sako, gal tu labai daug rūkai. Ir aš ten, žinai, 16 metų, galvoju, eina šikti, tipo, ten sodyboje, tikrai sodyboje parūkiau tą cigaretę, žinai, galvoju, viskas. Dabar susiknisau visą organizmą. Ir sakau, ne, tipo. Tiesiog, ne. Vaiduoklį. Na, gerai. Ir galvojau, viskas susiknisau organizmą visą, žinai, su tais savo tūsais vakarėliais. Ir sakau, ne. Sako, gal geri labai daug. Sakau, ne. Irgi prisimenu visus tos tūsus, žinai, 16 metų, ten 3 sodybas turėjau ir geriau tą ozonę melionę. Galvojau, viskas, aš alkoholikė, tipo, dabar. Blet, aš nežinau tos Nežinai, melionės, ne. Žodžiu, ir tada sako, nes pas tą kepenis, kaip pas seną alkoholiką, tai kažkokia bakterija, tipo jau kepenis persimetė. Tada atėjo dar kažkuria diena. Cerozė, kurva. Įsivaizduoju, 16 metų. Atėjo dar kažkuria diena, sako, tau hepatitas B yra. Ir aš pasiguglinu hepatitas B, kad aš ten maks iki kiek metų gyvensiu, jeigu žiauriai, tipo, sveikai maitinsiuos. Ir aš jau ten verkiu, tipo, galvoju, nu visas pisė, žinai, aš jau ten pagyvenau 16 metų. Tu esi hepatitą B turėjęs. Nu, palauk. Narkomanų lyga yra. Yra narkomanų lyga. Ir tada ateina. Živ, kurva, tas pats. Ateina dar kitą dieną, sako, ai ne, palauk, pakartojam tyrimus, vis dėlto ne hepatitas B. Mane tiesiog apipisinėjo tai ligonį. Ir aš vos nemiriau tenai, nes man jau ta bakterija, tipo salmonelės yra bakterijos ir jos man perėjo jau į kraują ir į kepenis. Ir į kepenis. Ir jeigu jos jau perėjo į kraują, man tada sepsis buvo. Kur sepsis jau viskas, nuturėlė. Jo, buvo sepsis, tipo nes užkrėtė kraują tą bakteriją. Ir jie tokie, tipo čia infekciniai ligoniai buvo. Ir jie tokie, oi, ble, čia jinai biški miršta, perkeliam į vaikų ligonę, davai. Taip, mane kitą ligonę tiesiog permetė, kad jiem nereikėtų... Susiriktasparniu? Ne, išvežė su greitąja, bet tipo, kad jiem nereikėtų tenai rūpintis, kad numirė kažkas, jie išmetė mane kitą ligonę tiesiog. Ir nuvariau tą kitą ligonę ir aš jau ten visiškai leisgyvę buvau. Gali lauką išvežam tiesiog. Su lovo visą palieka. Kancarų užgesina išeina. Ir išvežė mane į kitą ligonę ir aš jau ten buvau numetus gal 10 kg, aš svėriau 5-2 su savo ūgiu. O, blėt. Visiškai, aš buvau ant mirties ribos, pas mane jau sepsis įsimetęs ir aš galvojau viskas, kad numirsiu. Ir aš atsimenu, kad labai ramu buvo tada man. Aš dar paprašiau gydytojui, kad mane išleistų porai valandų namo, kad išsimaudyčiau vonioj. Mano toks noras kažkodėl buvo. Jo, ir aš norėjau prisipilti vonę. Ir mane išleido. Ir kai mane išleido su kateteriu namo porai valandų, aš tada supratau, kad aš rimtai numirsiu jaučiu. Nu, tipo, kas išleidžia su kateteriu namo? Ir aš galvoju, nu čia jie vykdo, tiesiog mano paskutinę valią jaučiu. Ir aš išvariau namo su kateteriu, prisileidau vonį, išsiskalbiau rūbus ir grįžau atgal. Ir tada jau padarė visus tyrimus ir rado, kad salmoneliozė yra per vieną dieną, kur ten per mėnesį nerado, žinai. Tiesiog hepatitas B nustatinė. Tu tokią istoriją turėjai visą laiką. Jo, aš galvoju, kad aš tau pasakojau šitą. Tai va, ir pas mane pradėjo visi giminės eiti, žinai, į palatas, tipo, ir aš jau tada, kai pradėjo visi, jo, kur aš sašarom akise, žinai, ateina jau tėvai, tipo, ir aš jau tada supratau, kad numirsiu greičiausiai. Ir tada padarė tyrimus ir leido 4 kartus dienoj stipriausius antibiotikus ir dar pagulėjau 3 savaitės kokias ten toje ligonėje. Ir paskui viskas išgiau. Aš čia. Čia tai rimta. Tai rimta. Tai čia buvo viskas blogai, čia buvo žiauriai blogai, kad buvo tas vištienos kepsnys ir buvo dar blogiau, kad buvo toks gydytojo aplaidumas, žinai, tenai, toj pirmoji ligoninė. Nes man būtų... Nuo hepatito B iki salmoneliozės čia yra biški. Yra neblogas tarpas, jo. Tai jeigu man būtų tą sausio mėnesį sutvarkę ir iškart radę, aš būčiau per 3 dienas, žinai, išsigydžius jaučiu, o tada aš pusę metų buvau su bakterija kūne ir man viskas perėjo į visus organus, man pradėjo naikinti organus, kepenis, viską ir į kraują įsimetė ir jau ten aš susepsiu tiesiog buvau ir vos nemiriau.
Tai čia buvo mano near death experience. Nes nusepsė, taigi ten gali ir, tipo, suleidž kažkokius vaistus, ištrauk, man atrodo, ir gali rankų netek pirštų. Taip, ten susepsiu belekas gali būti, dažniausiai miršta žmonės. Nu, tipo, dažnas atvejis, kad numiršta, žinai, susepsiu. Tai va, tai toks gydytojai buvo, man čia labai liūdnai dabar. Nu, tokių aš baisių neturėjęs. Jo, bet gerai. Su galūnėm susiję tiesiog buvo lūžys. Jo, bet šitą gerai, šiaip galėtumėm padaryti, kada tema near death experience, žinai. Nes šiaip įdomus jausmas labai, kai 16 metų galvoju, kad numirsi ir bėlė kaip ramu, žinai. Galvojau, nu tai okei, nu gerai, nebaigiau mokyklos, nieko nenuveikiau gyvenime, bet galvoju, nu gerai, tiek užtenka. O seksą buvai apturėjęs jau? 16, jo, vieną. Buvai? Tai pohui tada. Tada kas? Nu tai viskas jau. Nu tai gerai. Tada viskas jo, jau. kažkaip labai ramu buvo. O negera, ar gera? Seksą? Seksą. Oi, jaučiu, kad ne, koks ten seksas 16 metų. Tada negali mirti. Jo, tai džiugas, kad nemiriau tada. Jo, nes dar seksų galėjai apturėti. Dar galėjau daugiau seksų apturėti. Daugiau seksų. Gerai, judam jau prie žiūrovės. A jūs neturit nieko? Čia kaip balta lietuvis, tas 2 rankas susilaužė ir lemputę keistamas. Ant kiek tu turi kurva lochų būti, kad abi rankas susilaužyti vienu metu. Iš jo visos tos situacijos man geriausiai buvo, kai jisai sakė, kai jo klausė, kaip tu nusiprausi, ir jisai sako, nesiprausi, nesako, man rankos nekyla, tėvų prašys pagalbos. Rankos nekyla, žiauriai ironiška, nes tie 2 rankos va taip sugipsuodas. Bet šiaip o ką daryti, jeigu man lūžtų dabar? Jo, keitė lemputė, hatui nukrito ir lūžo abi rankos. Ir jis nesiprausė turbūt mėnesį laiką. 6 savaitės, tai virš mėnesį. Bet o ką tu darytum, pavyzdžiui? Kaip nusipraušiau? Nu. Nukviešiau kažką, kad mane praustų. Elitą praustų mane, jaučiu kambariokė. Elitą? Ai, nu jo. Bet aš tai neprašyčiau draugelę, davai nupraus mane, Nes panom biški lengviau, ne? Dabar jūs paprašytume draugelę, kad nupraustų jumis, blėt. Kad Bibi pamakalotų kurvą su muilu. Nebūtų taip. Aš tai dėčiau maišą. Ant rankų dėčiau maišą, užpili, feirė ir tada... Feirio. Tiesiog. Nes jeigu lūžta rankas, tai jau feirio. Tada su feiriu praušiaus, nes vis tiek nereikalingas kurva žmogus esu. Tai nahu naudot gerą muilą. Bet šiaip jo, bravo, kad jisai. Jobamos nuo tvoros ir taifa užlinko ranka, priešas tipo, ir jie langėtę įpiso 2 mėnesio, va taip. Va taip, jeigu va taip rodo, jo, va taip lūžo ranką. Ir su... Jo. Jie nieko nedarė, įpiso langėtę, 2 mėnesio taip. Toks aikštas. Aš bandau, neinu. Žiūri, savo knygas, neina, bet. Tada atities nuo kaulo, tipo į vietą. O išlaužė iš naujo, ar? Išlaužė iš naujo? Suleido kažkokių vaistukų, žinai. Ir išlaužė, jo. Jo, tada į vietą atstatė dar 2 mėnesį nešiau gypsą. 3 mėnesiai sumoja, vasarą. Eik, jo, tai man, kai talkūnė buvo lūžus, tai man irgi buvo vasarą, 3 mėnesius nešiau gypsą. Šiaip galim paskaityti, o galime sakyti, kad čia Miglės istorijos? Galim sakyti. Gerai, skaitom Miglės Miglinaitės istorijos. Nu pasisekė ir kūdikiui, ir vyrui. Čia man pacientė pasakoja. Gydymo namuose pagimdžius, slaugytojai, o kartais ir gydytojai ateina patikrinti krūtinę. Ar neskausminga, ar pienas bėga, ar all good. Ir ateina bičiukas, gyd rezidentas, pas naujai pagimdžiusią moterį. Pamaigo tą krūtinę ir sako, nu jo, sultinga. Šiaip man taip galėtų būti, jau čia aš tiesiog netyčia pasakyčiau, kad tokia nesąmonė ir tiesiog niekada gyvenime. Ne, kur tu, tipo, gydytojas, komiks ateini, bairių užmėsiu, sultingi papai. Ir tada, ką? Jo, nu negali tokia srity dirbti, jeigu tu neturi filtro tarp čia ir čia, žinai, negali taip dirbti, nes aš įsivaizduoju, pagimdo moteris, tai jai ten švis, belia kaip jautru viskas, belia kaip jautri ten akimirkai ir emociškai, žinai. Ypač papai jaučiu jautrus. Ir papai jautrus. Ir dar graiba tavo papus agresyviai. 27 metų vyriškis rezidentas.
Jo. Ir pasakojant, kiek sultingi yra tavo papa. Ir taip daro. Fui. Eita. Nu. Pasisekė ir vaikui, ir vyrui. Bet šiaip pasisekė ir vaikui, ir vyrui. Šiaip tikrai, nemelau. Čia bjaurus chirurgas buvo. Prieš operaciją ėjom konsultuoti moteriškę vyresnio amžiaus. Stambesnė, einam pakalbinti, sako chirurgas. Nuvalgėt pusryčius? Ji, oi taip, pusryčių niekada nepraleidžiu, svarbiausias dienos valgis. Chirurgas. Nu jo, matosi. Atrodo, kad jums visi dienos valgiai yra svarbiausi. Čia skamba kaip anekdotas. Bet aš čia įsivaizduoju tą chirurgą jau tokį jam... Senis. Arti šiam, arti 7, Jo. kur jam jau visiškai pohui yra Jo. ir jis iš visų pizdavojas tiesiog. Jis turi labai geras gydytojas būti, kad taip galėtų šnekėti. Jo. Aš manau, dėl to Kur jie ateitų, kaip daktaras klaustų. Ausas, žinai. Nu, kas ką operuosim, nu, ten skrandį, širdį, nesvarbu. Reiktų gal ir veidą pooperuoti, žinai, tokių pistų. Veidą pasioperuok. Veidą pirmą pasioperuok. Tai čia visi dabar tos pirštus kiš klaustukas. Iš Bairio, kur pacientui darė digitalinį rektalinį tyrimą. Čia digitalinis rektalinis tyrimas, aš jau žinau iš Miglės pasakojimų, kad čia yra kaip pirštas iš šiknakišą. Digitalinį rektalinį, bledžiau ir gerą pavadinimus. Tyrimą ir jis pagalvojo, kad visi 6 studentai kiš pirštus į analinį. Po vieną ar visi Tiesiog kartu? išfingerintų bičą. Bet čia normalus klausimas, aš irgi suabejočiau, jeigu 6 žmonės sėdėtų Jo. ir sakytų, mes dabar jums kišime pirštai šikną. Kur tu ateini ir žiūri 6 dabar vaikai realiai, 5-6 metų vaikai į tavo subinę. Jo. Plaukota, paugusią šikną, tavo nukarusius kiaušus, žiūri į tavo subinę. Kur aš įsivaizduoju, ir taip nėra malonu ateiti tokį tyrimą ir tu ateini ir dar ten 6 Jo. jauni žmonės Bet, sėdi. tipo, paklaus, man atrodo, ar gali žiūrėti. Na, jau čia. Nu. Tu leistum, kad O, žiūrėtų? jo, pilnai. Jo? Mėgaukitės. Blema, aš nežinau. Mėgaukitės. Bet žiūrint prašau. kokį tyrimą, jeigu Ir jeigu šitą rektalinį- digitalinį. Aš tai neleisčiau to. Man, žinai, kas būtų, tipo, aš įsivaizduoju, kad tie žmonės, kurie žiūrėtų, jie mano metų. Jo, Nu. dabar jo. Ir, tipo, jeigu jo mano metų žmonės, tai aš jas paskui dar sutiksiu, kur nori, žinai, nuvaris ten tūsą kokį galeriją kažkur, sutiksiu dar tos žmonės, ten teks susipažinti, žinai, per kažkur. Gal, nu... Ir, tipo, aš tau dariau. O, labas, taigi čia ta, kur aš iš Ignaskelę žiūrėjau, kaip laikais. Bet gal ir pofik, iš tikrųjų, nes aš pagalvoju kaip apie Miglę, man prieš Miglę iš vis negėda būtų. Oi, ne, aš Miglį viską. Taip, jeigu man kažkas atsitinka, aš ją iškart Jo. skambinu ir jin labai paprastai reaguoja. Jo, Kur paprastam žmogui pasakytum, išprotėtų tiesiog. aš šiaip Miglė pas mus labai daug turi bairių apie kaip žmonės kišasi į išangę, kišasi įvairiausius daiktus. Ir aš paskui labai susimašiau, ką aš daryčiau, jeigu įsikišiau netyčia kokį didelį daiktą į šikną. Netyčia. Nu, Nes tikrai netyčia visi ten nukriščiau susikišo. duše ant šampūno buteliuko, tarkim, ir ką aš daryčiau, ir aš iš tikrųjų Migliai skambinčiau, man negėda būtų. Aš skambinčiau, Atvaryk pas mane. Atvaryk, chatą, ištrauk. Reikia ištraukti, žinau. Reikia traukti. man negėda būtų prieš ją, tai galbūt ir visi tokie ten nujautrinti yra tie rezidentai, tai gal ir... Aš tai žinok, pats bandyčiau trauktis. Ne, jo, tai aš Susikiši iš pradžių šampūno tikrai... butelį, tada emi replės, kur mėsą vartai, kišies. Bliama, bet Ir- kaip tu ten išdraskytum viską. Nu tai jau ten, jeigu tau sulinda šampūno butelis į subinę, jau man atrodo gali. Esi pasiruošęs gali, repliam. jo. Bet kažkokį buvau matęs, kad bičias susikiša kažką į subinę, bandė ištraukti, o dar replės susikiša į subinę. Jo, kur abu sulinda į tą pačią vietą. Bet šitas yra, nu, tipo, kaip sakė Miglė, kad, tipo, iš pradžio kišt biški sunku, bet paskui praryja Jisai tiesiog. Ir viskas, ir tu nebeištrauks. Ne, įmanoma visiškai. Jo. Dar yra viena. Asmeninė istorija. Vasaros terasui čiūchinam apalpusią moterį, jie atsigavus man sako, pala, o jūs kartais nestandapinat? Tai va, Fainai, Miglė gelbėja atpažinau. gyvybės tiesiog. Jo, ir stand-upina. Ir standapinat. Netyčia atradau jūsų kanalą, žiauriai smagu jūsų klausytis, faina komanda. Ačiū, labai labai dėkojom. Ko tu ačiū nesakai? Ačiū. O mano istorija yra tokia. Nutiko taip, kad dėl medicininių priežasčių reikėjo atlikti cirkumciziją, a.k.a. apipjaustymą. Jau žinojau, kad reikia nuo kokių 15 metų, bet nesinorėjo nei tėvams sakyti, kažkaip atrodė, kad ne jų reikalas, ar gal gėda, ar jokios skubos nebuvo.
Tai prisiruošiau, kai suėjo 20 metų. Pasirinkau vietinę neutrą, niekad nesu turėjęs pilnos narkozės. Vietinė neutra, tai čia tipo tiesiog į... Kad tą vietą, man atrodo, užšaldo. Į reikalą suleidži... Nu, Jo, tą plotą jo. Nujautrina. Jau blogai. Jau blogai. Niekad nesu turėjęs pilnos narkozės, tad jos ir nenorėjau. Kažkaip baisu ir norėjau tą pačią dieną grįžti namo. Visos operacijos metu buvau atsibudęs, tik kažkokių vaistų suleido, kad slaugytoja sakė ant drąsos. Surišo kojas, slaugytojai sakau, čia kam, kad nepabėgčiau. Čia jau BDSM biški. Slaugytojai sakau, čia tam, kad nepabėgčiau. Tai sakė, jo, pasijuokiam, likusias 2 valandas operacijos, ko gero apibūdinčiau kaip 2 valandas pragaro. Ta neutra veikia, bet ne visose vietose. Nebuvo toks skausmas, kurio negalėčiau iškentėti. Vienu momentu pasakiau, kad skauda, tai suleido daugiau vaistų, bet vis vien skaudėjo vienoje vietoje. Tada jau nieko nesakiau ir kentėjau. Aišku, mano klaida, nes koks debilas tylėtų ir kentėtų, kai viską galima sutvarkyti vaistų papildymu. Nemeluosiu, nėra maloniausias jausmas, kai jauti, kad su skalpeliu pjauna tau odą. Nieko nejauti, kol neprieina prie to vieno taško, o tada atrodo, kad nupjaus visą vyriškumą. Toks durintis skausmas. O dar vyšnaitė ant torto buvo, kai vidury operacijos atėjo kažkoks chirurgas iš kitos operacinės ir sako, ai, ką čia su vaistais, kai kuriuose šalyse be jokių vaistų, cakt ir viskas, ir žvengia. Galvoju, ne, tai zaibys dar atėjo papizdavo, turbūt galvojo, kad aš nemiegu. Turbūt negalvojo, kad aš nemiegu. Po visko jau atsikėliau, atrišo kojas, sako, sėskis į vežimėlį, nors jaučiau, kad pats galiu grįžti į palatą, tai kažkaip keistai atrodė. Nuo tų vaistų ant drąsos jaučiausi kaip po 2 alaus. Sakau, aš ir pats galiu. Slaugytoja sako, jo, po to krenta jauni vyrai mums po kojom. Po to grįžau į palatą, truputį pagulėjau ir po kokių 1 valandų paleido namo. Dar grįžau su autobusu, parėjau 2 kilometrus, kas gal nebuvo pats protingiausias sprendimas, kai turi šviežią žaizdą. Bet jokių komplikacijų dėl to nebuvo. Tai va, tokia tavo mano istorija. Gerai, kad tokios operacijos kartoti nereikia. Ar antrą kartą rinkčiausi vietinę neutrą? Galbūt taip, bet pasistengčiau labiau komunikuoti su gydytojais. Tikiuosi, kad ši istorija padės kitiems atsiverti tokioms intimesnėms ir jautresnėms temoms ir nors kažkiek sumažins stigmą. Vis turi vienų ar kitų problemų, kurios gali atrodyti gėdingos, nors taip nėra. Nereikia bijoti su kažko pasikalbėti, jei reikia. Na ir didžiausias moralas, nereikia bijoti kalbėti su savo chirurgu ir pasakyti, kad nejautra neveikia pilnai. Aš tai rinkčiaus tik pilną narkozę. Jo. Nes čia visada būna tokių, kur suleidži ir viską jauti ten. Jo. Visada būna, aš tai tik ir dar tipo durnėjai nuo pilnos narkozės, tai dar vienas pliusas. Oi, čia tik tai pliusai, tai aš tiesiog piščiau vieną narkozės, jeigu galėčiau. 8 narkozės per mėnesį. Šiaip fainas, gražiai parašė šiaip. Jo, labai faina. Parašyk, įdomu, kaip dabar atrodo tavo BBC mes kvotkiai, jeigu gali. Man tai labai faina, kad jisai po visos šitos istorijos nepabrėžė gydytojo aplaidumo, kad ten atėjo papizdavoti vienas gydytojas, kad paskui netaip suleido vaistus, kad jis vis tiek jautė kažkokiose vietose, tipo, jis nepabrėžė gydytojo neprofesionalumo, jisai iš šitos situacijos išsinešė labai gerų pamokų, kad reikia komunikuoti ir kad, tipo, nebijot kalbėtis apie tai ir panašiai. Nes aš tai būčiau tiesiog susinervavęs ir išpizdavojęs visus gydytojus, kad debilai daro nesąmonės, nekvalifikuoti. Jo, o jis išsinešė tokį, kad kitą kartą komunikuosiu geriau. Kitą kartą reikia geriau padaryti. Labai aš manau, kad jisai fainas bičas labai yra. Toksai tipo labai protingas, žinai. Jo. Ir dabar turiu apipjaustytą, kaip žydelis. Jo, apipjaustytą turime apipjaustytą. Man labai įdomu, kodėl kartais reikia apipjaustyti. Žinau, man atrodo, nes kaip būna, kad negali atsmaukti tos odos. O iš kur tu žinai? Iš kur tu žinai, man įdomu yra. Tai domėjus gal. Aš googlinu dalykus naktim, kurie man pasirodo įdomus. Tai būna, kad neatsismūkė šitas ir tada turi tenais kažką padaryti. Apsipjausti. Jo. Tai nebijokit apsipjausti. Šitą istoriją pamoko, kad nebijokit apsipjausti. Nebijokit pjaustytis, jo. Kristupas Šleika 204. Nebijokit pjaustytis. Skatinam pjaustymus. Jo, tai nebijokit, viskas gerai. Jo. Čia eilinė procedūra. Skauda koja, einat pas kojų gydytoją, reikia apipjaustymo, einat apsipjaustyti. Sveiki, buvau gal 8-10 metų ir tėvai nuvedė pas daktarus pasitikrinti dėl viršsvorio pas daktarus. 2 kartus pas daktarus. Dėl viršsvorio nuvedė. Tikriausiai nes buvo. Tikriausiai nes buvo. Pasitikrinti dėl viršsvorio. Pasitikrinti. Ten turbūt niekad tikrinti nebereikėjo. Ten ir taip, aišku, buvo jau. Bet pala čia dar. Pasitikrinti dėl viršsvorio pas daktarus.
kablelis, viskas puiku. Aš džiaugiuos. Ne tiek daug, kiek tikėjausi. Čik, yra. Atvarom, sulaukėme eilės, įeinu, o ten sėdi daktarė, šiam 5 metų ir seselė kokių kiam. Viskas normalu, žaidėm klausimai atsakymai, iki kol daktarė paprašė ateiti iki jos arčiau ir nusimauti kelnes. Kaip čia viršsvaris įeini šitą dabar. Taip, žiūri, kiek nutysęs pilvas. Jo. Nu, viršsvarę neturi, bet dabar bybį parodyk. Jo. Taip. Nes entertainmento trūksta tokiam darbui. Tuo metu atrodo viskas kaip ir ok. Nusimaunu, daktarė pažiūri, kažką susako mamai ir mus paleidžia. Tuo metu atrodė, jog tai normalu, bet prisiminus dabar nukrato širpuliai, ant kiek buvo nemalonu. O tai neparašė, kodėl jie liepia nusimato, ar jam kelnes? Blet, aš dabar galvoju, kodėl ar būn berniukam kažkoks dalyks, kur turi patikrinti, ar neužpelyjas didys tiesiog yra. Tai aš galvoju, kad žiūri, tipo, kiek nukrenta nusimovus kelnes. Bet parašyta, viskas puiku. Bet kas iš to, aš nesuprantu. Kodėl? Nu, gal yra kažkokia procedūra, kur turi, arba jei yra šiam 5 metų ir jin tiesiog norėjo pamatyti pimpaliuką. Aš atsimenu, man irgi šeimos gydytoja tokia turėjau labai tokia, nu, su viršsvariu, žinai. Tokia, aš nenoriu negražiai sakyti, bet tikrai aš nesuprasdavau, kaip jinai telpa į kėdę, nes kaip jinai atsistoja nuo kėdės, nes tipo, jinai, kai atsisėsdavo, tie rankturiai, žinai, jie įsirėmė būdavo į čia, žinai, ta ofiso kėdė, kur būna, ir čia įsirėmė visiškai, nuo atrodo, kad tikrai neatsikelia nuo tos kėdės. Ir aš atsimenu, man kaip vaikui, žinai, tai buvo toksai, kai reikdavo nusimauti ir Maikė, žinai, ir visiškai plikai stovėti prieš ją, ir jinai taip išdėdavo tą, žinai, šūdą tokį ir tokį šiltą, žinai, ir taip. Ir taip žiauri. Dabar per burną kvėpok. Jo, ir jinai pati tokia. Taip darydavo, blemo, kokia, man labai labai nemalonus. Jinai jaučiu normali moteris yra, bet man atsimenu labai šlykštus toks prisiminimas nuo jos. Tai gerai. Davai, prašau. On. Metukas turi istoriją. Aš turiu istoriją. Prisiminau, čia ne man nutiko, bet aš dalyvavau. Aš vieną vasarą padėjau vienoje poliklinikoje odontologam. Ir ten reikėdavo paplauti daiktus, nu, tipo, nereikėjo kas šito išsilavinimo turėti. Ir kažkada ten seselė paprašė, kad atostogas čia kažkur reikėjo padėti asistuoti pačią tą profesorę. Ir vis mano darbas buvo tiesiog išimti šitus veidrodėlius, nežinau ką. Įrankius. Iš maišelio, ne? Iš maišelio, sudėti gražiai ir viskas, daugiau nieko nereikėjo daryti. Ir kažkaip jinai buvo, kad atėjo ten daktaris pažįstama ir bleketus dėjo jai. Nu ir aš ten išėmiau klijus, viską padariau, ką reikėjo, iš maišelių ir sako, gal nori pabandyti bleketą uždėti. Ble, čia aš būčiau ta dantistė, tikrai nori gal pabandyti breketą uždėti. Bet jeigu aš galėčiau man dėti breketus. Nu jo, bet toks vis tiek, nu. Jo. Tai aš buvau iš pačio ryto, vos ten pirmą antrą klientą, šitą pacientę. Ir uždėjau šitos breketus. Ir jinai grįžta, ne visas, ten vieną davė pabandyti, aš irgi buvo labai fainai. O man reikam breketą klijus uždėti ir paduodu daktarį, neuždeda, tai vėl klijus uždeda. Ir žodžiu, ir kažkaip man tai įsiminė jinai, nes ir kažkaip davė pabandyti. Ir jinai grįžta po 2 dienų ar ten sekančią dieną ir jie iškrito 3 breketai. Tai aš kažką ten blogai padariau, arba aš klijus net tuos ten uždėjau, ar ten kas ten buvo, nežinau kaip ten laikos neįtanta. Dantų pastą mėtų tiesiog uždėjau. Tai yra, bet taip gavosi, kad jinai kitą dieną grįžo su jau nukritusiais trim, bet aš jau nebuvo, nesistavau, aš tik prasilenkiam praėjom kažkaip. Blemba, gerai, kad nebuvai tada, nes tavai kokia gėda man būtų paskui. Ne, tai pati kalta, tai pati leido, kodėl. Bet jinai, kad ne tuos klijus jau uždėjo, žinai. Bet aš apie senus klijus uždėjau, ar ką? Nu jos, kas sako, šia buvo mėtas. Sakai? Bet ne, aš tai nesakyčiau. Tai... Tik 3 iškrito. Bet tipo, čia daktaris, kas seks yra, nes jinai ant prikolo leido pabandyti. Tai visada yra šansas, kad gali supisti. Tai visiškai daktaris. Prisiprikolino. Ir šiaip daktarė pati renkas asistentus be išsilavinimo, tipo čia ne jos buvo, jinai neturėjo mokėti jaučių dalykų. Čia daktarė turėjo pati gal. Jo,
Tai čia Nu. gydytoja pati turėjo, tipo... Paprikolinti pamokyti. norėjo. Paprikolinti. Paprikolinti. Prisiprikolinti. Jai smagi diena buvo. Jo. Jai čia buvo pasidominti, pasivairinti. Galvoju, pokai, jinai čia pradės dėtos breketus, galės sukimarinti, žinai, pasimti Faina šaibas. tą mėtą uždėstą. Uždėstą breketą. Aš tingiu biškį. Jo. Tegul uždėt. Išmokys paskui viską, žinai, galės rūkyti, gydytoja mėtą viską dirba. Dedi klyjus, dedi breketą. Važiam. Daryk. Ir išeina rūkyti tiesiog. Gerai, varom toliau prie jūsų istoriją. Kartą atėjau pas gydytoją. Labai keistai gydytoja parašyta. Kartą atėjau pas gydytoją. Mūsų klaida. Įdomiai taip. Dėl pilnapadystės. Jis liepė man nusimti kelnes. What? Kodėl vis liepia kelnes nusimti? Daktarai yra tiesiog ištvirkėliai. Čia man atrodo paskutinė problema, dėl kurios reikia nusimauti kelnes pilnapadystę. Jis liepia man nusimti kelnes. Aš tokia, nu okei, tada pradėti vaikščioti ir aš suprantu, kad irgi turėjo matuoti man kojas, nu be kelnių. Bet galų gale jis ėmė per visą tą procesą tiesiog šnekėti apie Dievą ir žmonės, nors mane domino mano pėdų situacija, kas logiška. Aš nelabai žinau, ar tikrai jis viską darė dėl reikalo ir mano tuo metu reikalingo išrašo, kad gaučiau tiesiog padukus. Aš panašiai jaučiausi po to visų apie Dievą ir vyrus pasakų kažkaip keistai. Nežinau, ar man realiai ir buvo reikalinga nusimti visgi tas kelnes, o jam dar ir aukščiau pakelti mano maikę, norim sužinoti, ar pilnapadė. Labai daug klaidų. Bet čia iškrypėlis, daktas, visiškai ištvirkės iškrypės, kur vaikai. Tai tu įsivaizduok, ateini dėl pilnapadystės ir tas sako, nusim kelnes ir vaikščiok po kabinetą. Nu. Čia pizė. O nėra, kad plokščią padystę nustatyti reikia į pėdą pažiūrėti. Na, kai vaikščiot be kelnių. Aš suprantu, kad vaikščiot, bet be kelnių. Kodėl? Kodėl tu kelnes? Nes jis norėjo pažiūrėti kojas. Aš esu girdėjus, kad kažkiam pažįstamai mano. Eik, tada. Vaikščiok. Ir apie Dievą dar šneka. Eik, tada. Mane jau kušiliką nebedaryti. Bet įsivaizduoju. Tik čia biškai. Maikė pakėlė. A jo, aukščiau Maikė kėlė. Fui, na, nebedaryk. Jau. Šilėka, blėt, man jau nejauko. Kaip gražiai vaikštyti. Kokia tavo kojas gražios. Baigiai? Jo. Gerai. Baigiau kelnes. Kaip tik. Aš esu girdėjus dar mano pažįstamas pasakoja, kad ėjo pas gydytoją kardiologą ir ten pas kardiologą tipo turi visiškai viską nusimauti, visus viršutinius rūbus ir uždėjo šitus šūdus ir buvo vyras gydytojas, jo uždėjo tos šūdus ir sako, atsistok dabar, su tais uždėtais šūdais, sako, atsistok ir atsistok ir sako, iškelk rankas į viršų ir liepia šokinėti jai. Čia draugiai buvo? O pas draugė didelį papą yra? Ne, čia man paauglys tai pasakoja, žinai, tai dar jaučiu, kad... Ai, dar buvo neišsiformavę. Greičiausiai. Tai manau, čia yra kažkoks procesas. Aš eidavau labai į dispanserį su sportu tipo. Tai ten irgi visokių būdavo, kur tipo spring visokių šūdų daryk, atsispaudimų, nu tipo tokių šūdų. Bet kodėl rankas reikia kad patikrint, nes kad tipo kaip kraujas gal bėga kažkas tokia ir tada sukelti, žinai, gal ritmą. Reiks Miglės paklausti, ar yra taip. Miglės dėl šito. Nes labai keista. Nu, tipo, bet kad vyras gydytojas ir prašo, žinai, paauglės, žinai. Jo. Kur, manau, yra 100 skirtingų pratimų dar. Galėtum paprašyti padaryti. Bet būtent šito. Mano vienas iš pirmųjų prisiminimų apie gydytojus nepaliko geriausios patirties. Žodžiu, man gal kokie 4-5 metai ir man turėjo operuoti polipus. Čia nusi yra, ne kažkur, man atrodo. Išveža mane į tą operacinę, aš verkiu, nu logiška, mažą vaiką išveža kažkur be tėvų, jo. Žodžiu, verkiu ir mane ten ramina, nieko aš neklausau. Ir tada kažkuris iš jų vyras užklikė ant manęs. Tylėk, blėt! Nutilau ir jie visi ten aplink mane žvengt pradėjo. Blėt. Ir po to atsimenu tik tiek, kad atsikėliau palatui ir nėra mamos, buvo ašarų, bet pasirodo, ji man tiesiog jogurtą pirko ir nespėjo prieiti. Po to karto mane mama per ašaras tempė pas gydytojus kokius 3 metus, nes bijodavau net pažiūrėti. Aš į jų pusę niekuomet neypatinga
niekom neypatinga istorija, bet įvariusi man fobiją daktarams. Nu jo, čia aš biški yra. Jo, kad... Yra, jeigu reikia ir dar žvengia. Ir žvengia, jam Jo. prikolas jau čia buvo, žinai, tiliek, blėt, ir užtilo. Ir visi žvengia. Šiaip žiauru jo. Nes... Šiaip vakarin čia rašė apie tą jogurtą, aš prisiminiau vieną ligoninį istoriją irgi, kai atsibudau po narkozės, man atrodo. Ne, čia atsibudau kitą dieną ryte, po operacijos dar. Tėvų nebuvo, tėvai buvo darbė ir man atneš pusryčius, manų košė su medum. Neskanu, man 7 metai. Ką reikia daryti? Verkti. Tai tiesiog apsižlimbiau, skambinu mamai, kad man davė jobaną manų košį su tom. Ir verkiau, kad ne. Bet šiaip, jo, aš biškai suprantu save. Aš 23 metų verkiau pats. Su išoperuota ranka, nu, blėt, biškai. Čia gėda, biškiau. Nu, kad tu verkiai, Jo. Bėlė kaip gėda. Žiauriai gėda. Net nebūčiau pasakęs. Kai buvau maždaug 14 metų, teko lankytis pas pavaduojantį gydytoją dėl peršalimo. Tuo metu nepagalvojau, kad pas visų pažįstamą maždaug 60 metų gydytoją gali kažkas netikėto nutikti. Atėjau į kabinetą, pašnekėjom, kaip ir nieko įtartino. Nuo tada prasidėjo. Aptariam peršalimo gydymo procesą, bet tada pradėjo komentuoti mano išvaizdą. Koks lieknas liemuo, kaip puikiai prisižiūriu, kokios dailios kūno linijos. Atrodai. Kažkaip susinepatoginau, nes ne to atėjau. O tuo labiau manau, kad jauna mergina tikrai nesitikė gauti tokių komentarų iš gydytojo didžiosiam raidėm. Bet aišku, negana to, kaip vyšnia ant torto, jis pasiūlė apsikabinti. Tiesiog priėjo, prisispaudė prie manęs ir pradėjo glostyti nugarą. Apčiupinėjęs beveik visą mano nugarą ir plaukus paleido, o aš išlėkiau neatsisukdama. Nuo to laiko stengiausi vengti ir tos klinikos, ir to gydytojo. Nu, čia visiškas priekabėjimas yra. Čia Absoliučiai. jau niekaip neįmanoma šitą pateisinti. Tu niekaip, kur Tau tikrai neatrastum nereikia jo. apsikabinti Čia jau- jokiam tyrimui jo. ir glostyti plaukų. Šitą neįmanoma apginti. Nu, Blet, čia bet čia žiauru. pizda, bet čia yra tokių daktarų, žiauriai šlykštų. Šlikštinė. Man žinai, kas yra, kad mes jau kelintą istoriją skaitom ir jau kelinta buvo, kad Jo, apie su priekabiavimą. priekabiavimu. Ir man atrodo, šiaip aš esu daug istorijų tokių girdėjusi apie priekabiautus gydytojus, bet nei vienas nesikreipia niekur. Ir čia nėra, aišku, jų kaltė, žinai, čia būna, kad, nu, tiesiog tuo momentu, žinai, gėda yra ar kažkas, nes čia būna dažniausiai dėl kokių jautrių problemų kreipia žmonės ir jau dėl tų problemų gėda ir paskui dar kreiptis iš vis yra tipo labai nemalonu ir gėda. Bet gal kažką paskatinsim su šitom istorijom, kad, nu, kad čia nėra normalu, žinai, Nu, kad čia reikia visiškai kreiptis. nėra normalu. jo. Ir viešinti tokius gydytojus, kad paskui nepapultų kiti žmonės ant tokių. Nes jeigu ne, ta prasme, jeigu tau nieko neatsitiko, nereiškia, kad kokiai 13 metų mergaitė Jo. nieko neatsitiks. Bet dabargi pasakoja Miglė irgi, kad buvo kažkoks gydytojas, kur priekabiavo tiesiog prie moterų, jie atleido iš viršininko pozicijos, bet jis vis tiek dirba. Nes tiesiog, tipo, nėra Trūksta daktarų, gydytojų. aš kaip suprantu. Jo. Ir tada va tokie ištvirkėliai, kur va vis tiek gali Na, būt kaip gydytojais. šlykštų, fukuru. Nu. Ir Ir dar jie tada- čia 14 metų. Nu, ir buvo. tada atein 14 metų mergaitė ir tiesiog išsipisinėjai. Ir apsikabina jie, tiesiog ir plaukus glosto. Nu. Ir kvėpuoja, čia belie kiek traumų gali varyti 14 metų mergaitė, man funahu, kokia šlykštas. Su savo tokiais pirštais, aš įsivaizduoju, mozolinai, žinai, su panagėm jodom. seni. Ir liečia, ir kaip su švitriniu O šiaip popierium. tėvai gali eiti kartu į kabinetą, ne? Gali. Gali, iki kažkiek metų privalo, ai, man atrodo, o paskui jau... Nes aš Man vat atrodo, nežinau nuo kiek. Nes žinai, jeigu tu esi tėvas, tai tiesiog eini, žinai, Jo, kartu jo. su vaiku ir viskas. Aš nesusitikinus, bet man atrodo kažkaip, kad iki kažkiek metų gal turi eit. Ar Na, gali? iki kažkiek tai privalom, nes kūdikis pats neįeis. Nu, neįsiu, paprasčiausiai net į savo Jo. kojom. Nes aš, tai, jeigu tokį pamatyčiau, aš piščiau galvą tiesiog. Ne, tai absoliučiai aš irgi Jo. piešiu čia. Tai tavo dukra Bet šiaip grabinėja. bet tau pizda būtų. Jeigu Kad tu pasim supizdintum gydytojai galvą, gydytoją. pohu man jau būtų Bet tau, tikrai nu, spizinčiau. tau visiškai pizda būtų. Ne, paibait, žinok, aš su tais skalpeliais jaučiu tam ir sėšiu į kalėjimą. Nėra pohu man. poliklinikų skalpelių. Na, nu, su tais, kur klausos, tai šūdai, žinai, iš tų vanočių tiesiog jau nežinau. Užsmaugi su to Jo. endoskopu, ar kaip jis vadina. Jo, užsmaukčiau su to, nu, tai aš nežinau, vaiką turėčiau, tai aš sėčiau už jį į kalėjimą, jau man pohu. Ne, tada jo, šiaip. čia Net tas yra. nesitvardyčiau. Kur yra kažkoks, kur klausti po mamų, ar žudytum dėl savo vaiko. Ir kai kurios sako, ne. Eik, tu žudyčiau. Jo, Jaučiu. pilnai. Nu, aš neturiu vaiko, Aš jo, negaliu aš irgi pasakyti, matai neturiu, jo. Bet manau, kad jo. Aš irgi Nu. manau, kad žudyčiau. Pilnai iškaščiau gerklę, jeigu reikėtų. Random žmonėm tiesiog aš jų gerklės. Nes myliu savo vaiką. Jo,
Taip, aš žudiku tapsiu, kaip susilauksiu pirmą laiką, žaisiu žudyti visus. Iškart. Tiesiog. Visus, na. Nes gali. Tiesiog. Varėm kažkada su mama pas dantistę, kad sutaisytų dantį. Logiška. Man buvo apie 7-8 metai, viskas kaip ir gerai, ateinam, atsisėdam, laukiam, atidaro duris kažkokia sena moteriškė. Jau iškart labai pikta atrodė, bet aš nesusireikšminau ir nuėjau atsisėsti kėdę. Pradėjo jinai ten žiūrėti ir yra toks dalykas, kur įdeda į burną ir jis siurbė seilės. Jo. Tu turėtum gerai žinoti. Puikiai. Galėtų ir vemalą dar susirbti. Nesirbė vemalų, įsitikinau. Ir žodžiu, jinai jį įdėjo ir jis žiauriai nepatogiai buvo. Jinai buvo išėjus prie stalo, kažką su kompu darė ir žodžiu, aš sėdėjau visai rodžiau į tą dalyką, kad man jį pataisytų. Ji buvo gal 2 kartus į mane atsisukus, bet tik po 3 karto kažkur sureagavo. Atėjo jinai ir aš jai vėl parodžiau. Jis sarkastiškai pasakė, kad sėdėčiau ramiai, nes jis gali susirpti liežuvį. Man kaip vaikui visas kojos nutirpo, akise pilna ašarų. Žodžiu, kažkaip iškentėjau, atsistojau ir išbėgau į koridorių, kur sėdėjo mama. Ir čia buvo pirmas kartas, kaip sugalvojau, kad noriu eiti be mamos. Nežinau, ar tikrai man ten būtų susirbę liežuvį, bet šis įvykis tikrai sutrumavo. Šitą žiūri kiauti. Nebūtų susirbę, žinok, nebūtų. Nebūtų greičiausiai susirbę. Nebūtų susirbę. Jo, bet fainai, kad 7-8 metų dar rodė, kad pataisytų ir netilėjo, žinai. Ar tikrai jin buvo tokia pikta? Nes čia šiaip geras bairis. Jo, geras. Gal jin faina buvo iš tikrųjų. Susirps liežuvį. Gal tik blogai atsimenu, jo. Arba kaip tai gali būti, kad žiauriais tokia žirna. Susirps liežuvį. Kad tiesiog sėdėtų ramiai. Susirps liežuvį, blė. Asilė. Nu. Duratu. Sėdėk ramiai. Sėdėk, blė. Man buvo irgi dantistas pasakęs, tipo, biški taip pakėlė balsą vienintelį kartą ant manęs, kai aš labai bijau, tipo, ten degino kažką ten kanalus valė ir aš ten biški nusipurčiau ir sako, Jėzus Marija, ar tu gali ramiai pasėdėti? Purtas ir purtas nuo kiekvieno mano prisilietimo. Nu, bet ne tą nuotaiką jam gal buvo žymis fainas. Nu, bet kartais aš įsivaizduoju, kad gal būni, žinai, fainų daktarų ir tada jau šitą, okei. Dar vieną kartą kurva sudrebės, aš... Kuris įsivaizduosi tą įrankį, tu bandai žiauriai smulkų dalyką padaryti ir... Gerai, pala. Nu, blėt! Ar tu gali, normaliai? Sveiki, norėjau papasakoti savo daktarų. Tai žodžiu, man reikėjo paimti kraują iš venos dėl tyrimų kai kurių, atvariau prie to kabineto, kur reik duoti kraują, aš įsivaizduoju tokį morozą, atvariau prie to kabineto, kur reik duoti kraują, laukiu ir nesulaukiu, laukiu ir sulaukiu to žmogus, kur ema kraują jau. Ir aš atsėdu ant tos kėdės, padedu ranką ir laiks imt kraują, man bėdė į tą ranką belė kiek laiko ir tipo nesimato venų, negali paimti, palaukiam biški ir jinai vėl bėdė tą ranką, kad iš vienos krauja, jinai man ant tiek badė, kad aš vos nepalpau. Tada atėjo moteris, kuri man krauja iš pirmo karto paėmė, iš vienos buvo žiūri nejauku, kai kažkai nepažįsta moteris tavo badė, suada tą ranką ir ieško vienos. Grinai toks bičias ir buvo, 1:1 toks bičias. Grinai žiūri nejauku buvo, kai... Random kažką moteris. Debilė kažkokia, kurva. Į tą ranką, ateinu. Bado, kurva, kas tu? Nahui, iš vis, blėt, liepia ateit, paimt kraują. Nahui, man reikia, nei man įdomu. Pokai man tu jūsų kraujo, blėt. Ateinu, badar, subadė, kurva. Subadė, neranda vienos, asilė. Debilė, nahui, mokinas 6 metus nerand, kurva, vien. Debilė, nahui. Aš būčiau paėmė. Skauda klausyt. Aš prieičiau, vapšės surašiu iš kartą vieną, aš kai herą leidžiu. Blėt, yra, nahui, vieną. Kurva, kiškai rimk, nahui. Kas netinka? Pizė. Grinai tokia, aš įsivaizduoju. Prieš gerus 10 metų savaitgalį užtūsinau ir pabudęs pirmadienį labai norėjau eiti į darbą. Nenorėjau. Jo, nes paskui loginis toks buvo, blėt. Norėjau eiti darbą, Taip gerai užtūsinau, žiauriai padirbdavau ir norėčiau. Taip gerai atsipalaidau, kad net į darbą norėjau. Jo. Aš tai dabar visas tas sąskaitos supildyčiau. Žiauriai noriu. Taip norėjau prie to kompo 8 valandas sėdėti pizda. To kolegyčių kažkaip irgi pasilgau tą mokysiu. Tokios fainos atrodė. Fainos moteris. Labai nenorėjau eiti darbą. Tai sugalvojau pasimti biuletenį.
Klasika. Klasikėlė. Jo. Nainu pas šeimos gydytoją, pralaukiu kokias 2 valandas eilėje ir galų gale patekęs, sakau, kažkom apsinuodėjau. Turbūt pica. Pilvas skauda, pykina, viduriuoju, reikia nedarbingumo porai dienų. Tai jisai man įrašė siuntimą į ligoninės infekcijų skyrių ir sako, važiuok, reikia tyrimus atlikti. Po tyrimų grįžti atgal turėsi. Tada ir išrašysim nedarbingumo. Man jau nebėra kur dingti į darbą, tai nenuėjau. Man jau nebėra kur dingti. Į darbą tai nenuėjau, reikia biuletenio būtinai. Okay. Važiuoju per visą miestą į ligoninę, laukiu ten dar porą valandų, vėl pasakoju, kaip triedžino picas ir taip toliau. Gydytojai ir sako, maukis kelnes, gulk ant šono, tai dabar aš guliu atkišęs savo šiknaskylę gydytojai ir seselį, kol man į išangę kiša pagaliuką tepinėlį paėmė. Tiek tolėni dėl biuletenio jau. Jau ant tiek geriau jis tam apisikė būtų. Iš to būdoj, kadangi laukia 2 valandas ten, dar po pusę valandos tie, jis jau jaučiu 5 valandą vakarą, čia yra jau jo kolegos iš darbo išeina, jis guli atkišęs šikną. Viskur visiškai neverta buvo. Kur galėjai tiesiog mažai darbą pasidaryti, pohui būtų be. Eiktina. Vėl atgal pas šeimos gydytoją, vėl porą valandų eilė prasėdžiu, žodžiu, sugaišau daugiau laiko nebūčiau, sugaišęs nueidamas į darbą ir dar praradau užpakalio nekaltybę prieš jauną seselę, bet nors biuletenį gavau. Vienai dienai. Visiškai neverta. Tai dienai, kuris įgulėjo su šiknaskylė atvira va ten ir gavo biuletenį. Visiškai neverta. Eiksina, šitą žiūri gerai istoriją. Bet jeigu ateini, sakai, man gėda būtų sakyti, kad triedžino picas. Kokią tu pizzą kurva valgy tada? Jeigu tu triedino pizzas. Jeigu aš daktaras būčiau, aš paklausčiau, kokią pizzą valgy. Su špinatais. Charlie pizza, pavyzdžiui, čiulpkit bibi, nahui, Charlie pizza. Kant pizza irgi galite eiti, nahui. Gera labai istorija šita. Čia labai pamokanti. Koks būtų gerasis pasiteisinimas šiaip, jeigu norėtum biuletenį pasimti? Kad skauda kažką. Nes tada nes va triedi vėmi, tai čia bus jau kiš dalykus į tavi. O sakai, ten skauda kažką, žinai, tai tada paims arba kraują, arba šiaip kažką ten padarys toks, kur mažiausiai. Tai žiūrint, kiek dienų to bilietą reikia. Jeigu reikia 2-3, pasakai, kad kosi vis vadinom visi, easy. Jeigu nori ilgiau, tada sakai, kad skauda nugarą, įsirašai masažus, tai tu gauni bilietą ir tai masažuoja. Ja, bet jau dabar nebegalėsi naudoti šitą. Jo, niekada nesiu pasakyti. Nes žiauri daug peržiūrų yra pizda. Tiesiog neatsiginam žiūrovų dabar, tai... Blemba, jo, šiaip nugaras skauda, čia geras labai. Jo, negaliu nepatikrins normaliai. Jo. Šitą labai gera istorija. Žiauriai gera. Čia toks buvo... Kaip vadinasi, kai tau, tipo, tu darai kažkokį blogą dalyką ir tau tada iškart... Karma. Karma, jo. Čia buvo karma. Lietė šiknaskylė. Įsivaizduoji, tu užtūsini, ant pachmo dar turi sėdėti ligoniai 2 valandas laukti ir tau kiša pagaliuką iš šiknaskylės. Jeigu aš nežinodams nueičiau, tipo, kad man iš šiknaskylės kažką paimtų, nužiauri nejauk, nes priaugia plaukų. Jo, tu nežinai, ką ten rasi. Dar gal neišsivalį labai gerai. Maža kas, ir pyzė, viskas. Tau tu dabar, tau pizdavis. Jeigu buvai dušė ir tik po dušą šikt užsinorėjai ir eini pas gydytoją, pyzė, viskas tau pizda yra. Kažkas pasakojas, kažkas šnekėjo, apie šitą gal vėl tą patys šnekėjo. Smirdėjau? Ne. Ne, aš nejaučiu. Kažkas, man atrodo, vėl tą patys gal šnekėjo apie šitą, kad kodėl mes su popierium šikną valome, žinai. Tipo, jeigu tau, pavyzdžiui, kaip tik neseniai žiūrėjau tą epizodą, kad, tipo, jeigu tau ant barzdos šūdų prikipto, ne? Tipo, kas ir yra labai panašu šiknaskylė, ne? Tipo, kad plaukai ir oda. Jeigu valgytum šūdus, ir čia visur prikiptų. Ir visur šūdai ant barzdos, ir tu tiesiog su papiriuku, tipo, nusivalai ir viskas, žinai. Nes su veidu tu darai dalykus, šneki, mato tave, o šiknaskylė tu yra paslėpta po 2 sluoksniais, po triusikais ir po kelniam dar. Jo. Bet vis tiek šlykšta. Tu gali būti ir pilnai apsišykęs, bet mes realiai visi, kad daugiau mažiau visi apsišykę vaikštam, kas neturim japoniškų tūlikų. Aš tokį išvadą darau. Mes dabar va čia sėdim, šnekamės, mes praktiškai apsišykę sėdim. Jo, aš dabar galiu būti su pilnai pritriesta subinė ir tu net nežinai. Aš galiu apsimyžus. Ir aš dabar jums parodysiu. Pala, aš dar kažką norėjau. Kad aš, pavyzdžiui, savo šikimus stengiuosi suplanuoti, kad
pašyki ir nueini į dušą tada. Ir tada labai paprastai viskas gaunas. Jo. Gali sunaudoti mažiau popieriaus, nes nuvalai tik tą pirminę bangą tokį ir paskui tiesiog naisi nuplausti. Jeigu taip nuoširdžiai, kiek kartų yra buvę, kad nenaudoji tualetinio iškart pašykimo į dušą. Nėra buvę. Yra buvę. Nėra buvę. Nes, Yra buvę. nes visada bijai, kad gali būti labai daug likę. Pakibęs koks gabaliuks netyčia bus nupyzė tada. Susitraiškysi su bandelėm, tiesiog va taip ištrinsi. Tai geriau vieną bent jau braukimą padaryti. Tikrai esu ir tada bus daug ramiau. Aš čia taip darys ir padaryčiau tai dar kartą. Dirbau barmenė viename bare, naujas rajonas šalia ligoninė ir ateidavo daug daktarų išsinešimui pasiimti alaus. Tikiuosi po darbų jie būdavo. Na ir ką, sukilo apendicitas, ligoninė, ateina daktaras, blet mano klientas, nusmagu, nuoga mane dabar matys, jis aišku maigo mano pilvą, o man belia kaip skauda ir aš paliečiu jo rankas, ale patraukęs ir jis man neliesk manęs, čia tau nealų pilstyt. Aik tu nahui. Blet. Ak tu taip, na viskas baigės, pasveikau, pradedu dirbti, ateina fainuolis pas mane alaus išsinešimui, pasako, ko nori ir išeina apsprekinti parduotuvę. Na, o dabar mano šou daktarėlį. Čia tau neskalpeliu mojuoti. Į jo alaus tarą primiksavau savo seilių iš padėkliuko nulašėjusio alaus liekanų. Į jo alaus tarą primiksavau savo seilių iš padėkliuko nulašėjusio alaus liekanų, vandenuko ir dar šiek tiek gero alaus. Atidaviau jam su šypsena ir palinkėjau geros dienos. Alus matyt buvo skanus, negavau skundo. Nepykdykit barmenų. Eik, tu na, jo, va dėl to, kai valgai kažką, nepykdai nieką, nes prispjaudys tikrai pleiskonų, pizda bus, jo. Būkit malonus aptarnaujančiam personalui. Nes gausit va tokį paskui. Apskritai, jis čia ne tai, kad nemalonus aptarnaujančiam personalui, buvo jis tiesiog šūdnas žmogus, blėd. Bet kažkaip buvo, kad jisai, kad jai žiauriai skaudėjo ir jinai jo rankas taip palėtė, kad skauda. Nelės manęs čia tau nealų pilstyt. Eik tu, na, koks šlykštynė. Bet čia gera. Labai gera. Jo, čia man primena, kaip šitas yra filmas Diena po rytojaus, ar kažkas tokio vadinasi, kur pana išprievartauja ir ten yra labai daug dalių, kur tipo pana išprievartauja ir kaip jinai paskui keršyje savo tiem išprievartautojam, ten visokiais baisiausiais būdais. Tai man primena šitą filmą. Bet kai tokį padarai, labai šiaip noris, kad sužinotų jisai, kad tu taip padarai. Jo, nes jeigu jis nesužinos, kad neišgeria, žinai, net nepagalvoja. Bet jei, aš manau, vis tiek viduj toksai keršto. Tai yra vis tiek, kur... Jo. Gerai padarė, manau, kad gerai. Tipo, tai aišku, gerai. Gal čia nėra, tipo, gal nebuvai didesnė už jį, žinai, ir ten duok durniai kelią ir panašiai, bet eina į snach. Gerai, tegul geria tas eilės. Sveiki, kai man buvo 14 metų, mama labai sunerimo, 4 skausmingas ir gausias mėnesinės. Nuvykome vizitui pas ginekologę. Ginekologė labai bjauri boba. Kadangi esame iš nedidelio miesto, pasirinkimo tikrai daug tuo metu nebuvo. Pats pirmas vizitas žiauriai nervinausi, nes nežinau, kas bus, kaip viskas vyks. Sėdim kabinete ir ta gydytoja, jeigu jį verta šio specialisto vardo, abejoju, sėdi ir sako, nu tu jau su daug bernų mėgojus esi. Faktas, kad lytinių santykių buvau neturėjus, žiūriu į mamą apšalus, mama raudona sėdi ir gydytoja sako, tai koks skirtumas, gi sakyk, nes čia gal jau. What? Tai tu ir pasakyk, ar nežinau? Nėra čia tavo darbo. Tokio šlikštaus elgesio iš specialisto gyvenimą nesitikėjau. Atsimenu, apsiverkiau ir turėjau mamai teisintis, kad tikrai jokių vaikinų nebuvau prisileidus. Tiesiog baisiai neetiškas elgesys atnešė traumą ir baimę, kad po šiai dienai apsilankimas, kuris ir taip nėra smagus, tapo dar baisesniu. Nes visą laiką pagalvoju apie tą situaciją ir tiesiog skardžiai prasmekt noriu. Skradžiai prasmekt noriu. Ble, šlykštų žiauriai. Šiaip, ypač kai ginekologas būna, žinai, šlykščios, nes būna mergaitės ateina pirmą kartą, belia kaip bijo, ten atsimenu, aš irgi pirmą kartą jau forumus skaičiausi visokių, žinai, kas tenai bus, ką ten man darys ir panašiai, čia belia kaip jautri tema, ypač paauglė mergaitėm. Ir paskui tokia boba, tai jau pisais su daug bernų, ne, jie čia labai žiauri ir tau taip prieš mamą nejauku. Jo, ir tu paskui mamai paaiškink, kad ne. Kur tau dar šlykštus tie bernai, čia tau 14 metų, tu tipo... Jo. Ir mama irgi tada, kur tipo nepyks ant vaiką, jeigu ir buvo, bet toks biški irgi. Eik, ble, labai, vargšė. Pizdas visiškai. Ir gydytojai, vyrai priekabiau, kur va, tos išsipisiniai. Jo,
Aš šiaip kažkaip man pyktis paliko po šitą epizodą. Jo, labai keista, kad pasirinki profesiją, padėti žmonėm ir dar labiau pakenki kartu. Bet tu praktiškai nekenti žmonių, tokią profesiją pasirinkai. Čia biški žiauriai yra. Ir kaip, bet gal jie kol jauni būna normalūs, tipo, ar ne? Bet aš netikiu, kad tu, tipo, iš normalaus žmogaus tokią pizdą gali tapti, pavyzdžiui. Aš netikiu, kad taip gali būti. Vamiglė, pavyzdžiui. Labai faina, normali gydytoja. Ir tipo, kad jei kai bus kem 5 metai, kad jin tokius šūdus darytų, nesąmonė. Nebūn taip. Kas jis Miglės tokį centėlių dar. Tai ką, jauniešė gal esi? Pisais jau, ne? Pisais. Jau kiek varnų turėjai. Šliucha tu įbanai tikrai. Tai arba jos visą gyvenimą būn pizdos, arba jom atsitinka kažkas. Jo. Po menopauzės gal tokios. Šiaip labai liūdna iš tikrųjų. Labai liūdna, kad tokių yra daktarų ir tokius šūdus daro. Šiaip praneškit apie tokius gydytus. Aš nežinau, ar padeda, bet bent jau kažką. Manau, padeda. Jeigu pakankamai bus daug, tai tikrai... Ai, taip, yra pincetas. Jo, yra pincetas, kur gali palikti. Tai bent jau atsiliepimus palikti. Tai va, rašykit į pincetą, visur rašykit. Jo. Jo, kad kiti neužklimtų. Nu, tai va būtinai rašykit visur, jeigu kažkas atsitinka iš karto. Šiaip jo, labai šlykšta. Man gaila daug žmonių čia, ypač, kad ta prasme, kur daugumą rašo apie tai, kai jie buvo 14-13 metų, tipo, kai iš vis paaugliai, vaikai praktiškai buvo. Ir... Kur tu dar labai pažydžiams esi, žinai. Jo. Ir tas tik toks amžius, kur... Taip. Ir dar, kad po šitiek metų yra antiek įsiminusios tos istorijos, jiems tai reiškia tikrai paliko kažką traumą, kas yra žiauriai liūdna. Nes kur dabar, tipo, ateitumėm ten tokį pistų, nejaukų, bet, tipo, kur, va, net sakyčiau, jaučiu, nahui. Apmyščiau, nahui, aš tai gydytoja. Apmyščiau galvą. Tiesiog, tipo, dabar jau gal, žinai, nebijotum pasakyti. Sakyčiau, oi, sorry, netyčia. Jo. Va šitą man labai patiko, kurselį prileido. Jo, va tokius reikia daryti. Jo, va tokius darykit. Ir atsiliepimą ant viršaus. Kokią tą mėgstamiausią buvo istoriją šiandien? Jo, mėgstamiausia istorija. Gal šiaip kurselės prileido. Labai gera. Kokių čia dar buvo? Man tai su biuleteniu dar. Su biuleteniu irgi. Man kažkodėl vaibas panašus, kaip skaitėm tą istoriją, kur čiuva su panai, atsimeni mišką, aš kažkodėl dabar prisiminiau šitą istoriją, kur buvo prie girtų istorijų, man atrodo, kai darėm, kad bičas su pana, ar su 2 panom varė per mišką iki parduotuvės ir pamatė mentus, nes nelegalai buvo ir vienas pasislėpęs buvo miške visą laiką. Tos mergos ramios nuėjo tūsinti atgal, žiūri gerą istoriją irgi buvo. Tai jaučiu tvirtinam biuletenį kaip juokingiausia. Jo, aš tai sakau biuletenis ir kur prispjaudė į šitą. Žiauriai gerai ir labai fainiai parašyta buvo ta biuletenė istorija, man labai patiko. O kuri nejaukiausia buvo, kuri žiauriausia. Bet čia visi su tais priekabėjimais. Kažko, kur apsikabino 14 metą. Kur jau neįmanoma pateisinti. Jo. Kur dar kiti gal ten atrastum kažkokį. Kur plakščiapėdystė tikrino. O čia jau nebeįmanoma. Čia tiesiog. Nebeįmanoma. Man to buvo nejaukiausia. Nes aš labai gerai įsivaizdavau kažkodėl tokį pliką be plaukų, žinai, tokį sakiniais gydytoją ksenį. Ir kur apsikabina ją ir glosto į plaukus ir taip giliai kvepuoja, žinai, uosto. Kažkodėl labai vaizdiškai įsivaizdavau. Labai išlikšti. Tokį? Jo, nepadaryk daugiau, taip niekada. Ok. Ir... Viskas? Jo, perskaitėm visas istorijos. Baigėsi istorijos, perskaitėm istorijos. Fainas epizodas, toks gavus ramesnis jaučiu. Ramesnis, jo, ramiausias iš visų jaučiu. Jo, pasakykit, kaip jums šitas setas. Greičiausiai, kad negalėsim jo, greičiausiai, kad bus vėl kitur. Tai vėl kitur kažkur darysim, bet šiaip man šitas visai patinka dabar. Erdvės daugiau ir taip kietai atrodom jaučiu. Jo. Bet čia man patinka, kad čia toks chaosas, už mus tiesiog miega žmogus, Arensas tiesiog spardo augalus. Ir dabar yra po 12:10. 11. Tai skelbia mūsų kito epizodo temą. Ir kito epizodo tema, kur lauksime jūsų istorijų, yra Near Death Experience. Tai yra, kai vos nemirėt. Istorijos, kai vos nemirėt. Kuo arčiau mirties buvo, to geriau. Kuo arčiau mirties, to geriau. Jeigu matėt tunelius akyse. Jo, papasakokit, kaip ten būna, kai jeigu komoje kažkas buvo, pavyzdžiui, irgi žiūri įdomu. Esu girdėjus įdomių istorijų, tai ir mes prisirinksim.
ir jūsų paskaitysim kitą epizodą. Jo, Martinenko gal reiks paklausti. Jo, Martinenko 16 kartų komų. komai buvo. Tai va, laukiam jūsų istorijų, paliksim linką apačioje aprašyme. Visos istorijos yra anoniminės, tai gali drąsiai rašyti ir mes jas paskaitysim kitam epizode. Viskas? Viskas. Gerai, čiau, lauksim kitą kartą. Ačiū, kad žiūrėjot. Parašykit komentarus, kaip jums. Kas? Kas nors. Tiesiog parašykit Kaip jums komentarus, sekasi? jo. Ir Tiesiog, kaip viskas. jums sekasi. Viskas, čiau. Čiau.